Zelenskis yra diplomatijos dievas. Nu ne kitaip. Iš principo, kai tu pasižiūri jo veiksmus nuo pat karo Ukraino pradžios iki dabar, tu matai žmogų, kuris nepaliaujamai kariauja praktiškai mūšį kalną, kad tik Ukraina nebūtų pamiršta ir Ukrainoje sulauktų kaip įmanoma daugiau pagalbos ir dėmesio. Ir vėlgi, čia savaime aišku yra ta jo legendinė frazė, man reikia nepavėžėjimo ginklų, tada tas legendinis video mes visi čia ir taip toliau ir panašiai. Ir kai pagalvoji, jisai sugebėjo pritraukti pakankamai pagalbos į Ukrainą tam, kad Ukraina visų pirma išsilaikytų, o dabar netgi po truputį vis labiau ir labiau dubasintų Rusiją atgal. Bet turbūt paskutinis ir didžiausias įrodymas, ant kiek jisai yra puikus diplomatas ir nepabijosiu to žodžio oportunistas, tai yra tai, ką jis padarė artimuose rytuose Irano karo kontekste. Nes matot, kai prasidėjo Irano karas, labai staigiai pasirodė, kad nei JAV, nei regiono valstybės praktiškai neturi adekvačių priešnuodžių prieš Irano raketas ir ypač dronus. Ir dronai šitoje vietoje yra labai įdomus dalykas, nes kaip bebūtų, tie iranietiški dronai buvo nuolatos tobulinami tiek techninė prasme, tiek biotaktinė prasme rusų bombarduojant Ukrainą. Ir kas jau kas, bet Ukraina yra lyderiai žinodami, kaip šitos dronus numušinėti. Ir dėl to, kai prasidėjo karas Irane ir Iranas pradėjo bombarduoti visus aplinkui, praktiškai pasirodė, kad JAV šitoje vietoje nelabai kažką efektyvaus gali padaryti. Ir dėl to praktiškai visas regiono valstybės atsisuko į Ukrainą ir paprašė jų pagalbos. Ir ryšim su tuo, Zelenskis padarė didžiulį diplomatinį turą artimuose rytuose, pasirašė krūvą bendradavimo sutarčių. Realiai dabar turim situaciją, kai regiono valstybės pirks iš Ukrainos antidroninės technologijas ir galbūt netgi šiaip droninės technologijas, tai savo ruoštų finansuos tyrimus ir tobulinimą pačioje Ukrainoje šitų visų priemonių ir, kas svarbiausia, leis ukrainiečiam iš to uždirbti papildomai taip reikalingų pinigų karui su Rusija. Ir šitoje vietoje tik tai juokingiausia dalis yra Trumpo reakcija į visą šitą, kur Trumpas negali užsičiaupti, kad Zelenskis yra paskutinis žmogus, kurio pagalbos mums reikia. Mums nereikia Zelenskio pagalbos, mes viską patys galim pasidaryti. Tik tai esmė yra ta, kad kol Trumpas, būdamas tuščia puodynė, labai garsiai skamba ir nieko nedaro, Zelenskis tiesiog važinėjo po regioną, pasirašinėjo sutartis ir parodė, kad pasaulis keičiasi taip stipriai, jog artimųjų rytų regiono valstybės šiuo metu praktiškai Ukraina tiki ir pasitiki gal net jau labiau negu Donaldo Trumpo vedama JAV. Kas iš principo tik tai parodo, kad kol Trumpas kaltina Zelenskį, kad tas neturi kortų, Zelenskis tiesiog žaidė šachmatus.